Nu, kas nutiko? Negerai. Atvažiavom taisyt motorolerį, nes įvyko nelaimė. Kad nedukris. Hello. Pasiėmėm motorolerį, žodžiu. Čia kokia? Tai va, mūsų čia pirda. Pirmą kartą vairuosiu. Nežinau, ko tikėtis. Nu, tikėkis nenugriūt. Su Julija kartu. Kainavo 5 eurų dienai. Tai labai pigiai. Žodžiu, važiuojam dabar benzo užsipilt ir į miestą. Sustojom pasiimti vaisių, va. Visokie vaisiai, kažkokie mini bananai yra. Julija ieško įdomesnių vaisių. Ką čia radai? Panašiai per vaisių. Jeigu skanus, ar saldus paklaus. Ir gal porą mangų yra. Jo, vieną. Va, su šalmu. Jau karaokės prasidėjo kažkokios. Atvažiavome pavalgyt. Žiūrėjau, tokia dydžio, kai mano dvi galvos. O Dieve. Na tai kokie įspūdžiai? Kokio dydžio šią porciją tu man paaiškini? Sėkmės. Žodžiu, važiavau dar ir žiūrkę. Aš vos nepartrenkiau. Jis važiavo ir jam tiesiog sekundę prieš jam važiuojant į kelią iššokam žiūrkę ir jis galvoja, kad jis ją partrenkė ir tada aš atsisukau per šoną ir mačiau, kad jinai toliau bėgo per kelią ir buvo visai sveika. Nu tai bent jau tiek. Sunku pusiausvyrą biškį palaikyti, čiut į stalą neįvažiavau čia prie kavinės kažkokį tai. Tai dar biškį pasimokyti reikia, kaip cukraus pridėjo. O Dieve, kokia dydžio porcija. Sėkmės. Naujas rytas. Važiuojame prie Krioklių. Elektra dingo čia pas mus, nėra jos nuo pat ryto. Tai labai karšta ir bandiškai neveikia. O dabar važiuosim. Važiuosime į salos šiaurę, palei rytinį krantą ir ten šeimininkas sakė, turi būti porą gražių krioklių. Jo, let's go, Džiulį. Koks išorinukas juokingas. Kiek yra apsaugos? Nu va, atvažiavom į spotą. Dabar ieškoti krioklių reikia. Bent žmonių visai nėra, tai tas gerai. O, Indiana Jones. Biškį šiukšlių daugokai. Ir atvarėm į nuostabųjį Krioklį. Pasaka. Kaip gražu. Julija, maudais? Aš nesuprantu, išėjai džiūvės, ar čia dar kažkur kitur bus krioklys? Man tai panašu, kad čia jis turėjo būti. Bet nėra.
Ar girdi kažkokį vandenį? Nu, žodžiu, čia turėjo būti kriokliai, bet jų, kaip matom, Gal čia tik lietingų sezonų? nėra. Gali būt. Iš fotkių gražiai atrodo. Bet reality tai va toks. Dabar eit atgal. Ir važiuoti per visą tą kelią atgal. Atvarėm į tokį va paplūdimį. Like it? Reikia būt. Jo. Wow. Atėjom dar į vieną bičą. Čia irgi netoli buvo. Nu, labai gražiai vėl atrodo viskas. Toks žydras vanduo. Aišku, gultai čia brangesni nei Danangė. Po kiek čia kainuoja? Po 100 000. Nu, bet 3 eurai. Vis tiek pigiau nei Lietuvoje. Ką tik nuo šito medžio nukrito šitas prinokęs mangas ir aš jo tikrai čia nepaliksiu. Koks mažas iš tų. Bet žiūrėk, Koks cute! koks Dai minkštas. vogiam greitai ir bėgam. Dėkį buvo priimę. Tai čia toksai, toks didžiulis yra mangų medis. Wow. Davai, kaip varom. Dar krenta. Tai varom, čia negalima rinkti čia jų. O nieks nežino. Slėpk. Gerai, kad pamačiau. Tai va, kas čia krenta mangai. O. Kaip obuoliai. Čia mes taip sutalpinam savo mantą, bet matai, kad netelpa. Telpa. Mhm. Oi. Genijus. Eugenijus. Tai palaikyk tą mangą. Bet koks cute ir minkštutis. Geras. Manga. Ate. Gerai. Sukis ir važiuojam. Ate, buvo labai geras bičius. Nu, nauja diena. Va, kaip šitą nuo pat ryto. Jo. Tai važiuojam dabar į Cable Carus. Pasikelt ir pažiūrėti gražių vaizdų. Vakar sudaužiau savo telefono ekraną įdėdamas į motorolerį. Labai protingas. Bandyk, kur čia šiukšlės išmest. Tai gerai, aš išvarysiu. Mūsų pirdalėtas. Šiaip geras. Honda.
Atvykom jau link Cable Caro. Įdomus čia toksai miesčiukas. Noriu ledinio vandens. Ledinio vandens. Ir kur tokį rast? O, keliamės. Keliamės. Kažkur atvarėm, bet nežinau kur. Reikia byčo ieškot. Atėjom dar vieną byčą. Žmonių tai visai nėra. Gerai, kam iš. Nors ir turistų. Julija knygą skaito. Su pliažas skaitau. Pliažas be knygos, ne pliažas. Julija 2024. Net už gultus dar nieks nepaprašė sumokėti. Keista. Gal čia eina į bilietą? Tikiuosi. Neatėjom. Tai nusileidom ir Julija turi teoriją. Sąmokslą. Kontrastas visiškas su kitos salos dalimi. Čia turistams pristatyta daug kitų daugiabučių, namų, čia įvairios europietiškos stilistikos. Ir man atrodo, kad tas didžiulis angaras, kad mažai kas jame gyvena. Ir man atrodo, kad jis yra pustuštis, jeigu ne visiškai tuščias. Nes aš nematau jokio gyvenimo ženklų. Grinai. Čia kaip komunizme, žodžiu, nesižvelgia į paklausą, suplanuoja, pastatysim čia didingų pastatų. Ir man atrodo, kad turistai visiškai neužpildo, ar jie galbūt nestovi tušti. Čia kaip tas kelias, kur buvo milžiniškas pastatytas prie Kinijos sienos ir nelabai kas jo važinėja. Toks atrodo. Gal čia tik iliuzija. Pažiūrėk, koks jausmas, kad ten dar. Gal net nebaigta rengti, ar tiesiog neišpirkta. Tai va. Gali būt. Šiaip aš irgi pritariu. Kita salos pusė, pavyzdžiui, tas mūsų rytinis krantas, tai ten jie iš vis vietiniai gyvena savo lūšnelėse, ten patys savo rankom pasistatė, o čia tiesiog tokie daugiabučiai šitą žiūri keista. Nu, grinai atrodo, kad kažkokia čia iliuzija sukurta, tiesiog visiškai tuščia. What the fuck? Kaip išmiręs. Langai tiesiog matosi kiaurai tenai viskas, kad nieko nėra. Patalpos nuomojamos. Jokios gyvybės. Bet tipo pastatai gražus, bet tai... Taip, bet čia, sakau, norėjo itališkai bet kokį stilių padaryti, bet neužpildo čia. Tiek. Nu va, atėjom pavalgyti dabar. Makaronai. Jau trečią dieną valgau makaronus vienu vos ne. Ne, aš nevragau Nu. pas man. Tai aš jau noriu makaronų. Nu, čia labai skaniai atrodo. Ir kas? Nu, dar vienas byčas. Jo. Einam maudytis. Mūsų kokosas. Koks įdomus tavo kokosiukas. Nu, šitas nemokamas byčas. Paprastesnis. Jo. Tomas yra nematęs šuns, todėl nubėgo paskui stambulabrį tiesiog iš paskos. Tai be komentarų. Na, naują dieną ir varom į turą, į snorkelingą. Pirmą kartą. Tai pažiūrėsim, kaip čia bus. Julija, bijai?
Ir atvažiavo mūsų karieta. Don't hold the hook all the way stuck to your finger and just drop down. Okay. Mình cầm cục chì nha Bi, cầm cục chì trên cong nha, nó móc tay mình đó. Cứ thả xuống thôi. You can go around the boat. Mình neo rồi đúng không? Mình neo rồi đúng không? So you want to shoot too? Yeah, we can try. Hai bạn này với Bi thôi. Yeah. Va. Vegetarė mūsų žvejoja. Mes aš tą žuvę atgal. Arba neužkips man. Va, žvejojam. Aha, šitą nugrius. Čia su tokia meškerytė. Bandau traukti. Oho, kažkas suvalgė mano. Suvalgė. Tiesiog atpamaitinti. Mes negaudom, mes maitinam. Atsargiai manęs neužkabinks. Jo. Ah, could you give? Čia taip supa, aš nebegaliu. Tai va tokios meškerės, o Lietuvoje ten žvejyba vyksta su rimtais aparatais, o čia tokių užtenka. Va. Yeah, Julia, try again. Oh, okay. Thank you. Julija pagavo žuvį. Vargšė. Can I let it back to the ocean? Then we keep it. Ai, ko jis. If we let them go, they gonna die anyway. So we keep it. Julija Kaip dvi. žvejys. Julija dvi pagavo, aš nė vienos nepagavau. Gal ir gerai. Sunkus darbas. A, tavo pusė ten sėkmingesnė. Va, gavome snorkelingui įrangą. Biški supa labai čia. O dieve. Nu, žodžiu, tai varom snorkelint. Prisiplaukėm, prisigėrėm druskos vandens, pamatėm koralų rifus, tai Jo, nesugadintus dar. pirmąkart gyvenime. Na, labai gražu. Dar varysim į vieną vietą snorkelint. Tai dar laukia pietus. Jo, pietus. Hamakė, Julija. Šniukai visur va. O ten toliau audra. Ką čia gamina įdomu? Žuvį.
cứ để cho mặt nó cháy, mặt sau cái là xong. Đó, cháy hết mặt là được rồi. Em ạ. Rồi kêu lên nào. Thành ơi. Đi, đây ông cắn mẹ ở đây rồi. Ngon không? Ok. Ngon. Được cá luôn anh. Đấy bên này nướng xong rồi đấy cho nút cả cá to này luôn. Con này con tí đây. Julija atvarėm į paskutinę spotą. Kažkur turėtų būti. Kavos nenori? O, atvykom pas mūsų gidą. Lulu. Go. Lulu. Lulu. Labas. Labas. Parodys savo šuniukus. Lulu, cái con này. Ten nebus netikta. Gal ne? Okay, this way. Aww. How old are they? They are about 1.5 months. Oh, very. Very small. Puppies. Slow, way. Oh. Okay, go. Yes, come on. Oh. Oh. Atsargiai, kad nedukrės. Too good, run boy. Mine was similar. You want to take a picture? Okay. Yeah, I'm taking just a video. Cheers. Oh, Mom. The father. The mother. Yeah. Oh, so maybe they will turn black. Lưu ơi, cho con bú nè Lưu ơi. Oh no, poor. Cute. Very beautiful. And what's their names? Go. Go, it means a bear. Go. Go. Go ơi. Yeah, he's serious like a bear. Go hả? Kojų didumo vaisiai čia. Parsa mažai. Mokinam Juliją važiuoti ant motorolerio. Kei, laikyk stabdį. Op. Ir lėtai gaziuką. Lėtai gaziuką. Atleidų stabdį. Taip. Ir gaziuką. Lėtai. O. Gerai. Ir išvažiavo be manęs.
Ой, atsargiai. A, Julija, stabdė! Blet, nu. Julija. Nu, kas nutiko? Negerai. Atvažiavom taisyt motorolerį, nes įvyko nelaimė kažkokia ir... Nes aš įvažiavau į krūmą. Jo. Ir dabar keistas garsas. Dabar keistą garsą skleidžia iš galo, tai nežinau žodžiu. Gal sutaisys. Kažkokia palinka Jo. detalė. Detalė palinko kažkas tai. O, čia da taip galima. Ai, ai, ai. Žodžiu, iš tavo sąskaitos. Žiūrėk, šuo žaidžia su tapke. O šuo žaidžia su tapke ten. Tai va, padanga ten atsilaisvino. Žodžiu, padanga atsilaisvino, tai kainuos... Dėl to brūžinas. Ja, dėl to brūžinas kainuos 6 eurus kažkur. 7, 202. Tai beveik 10 eurų. Ja, nu taip. Karoči. Sutaisė motorolerį ir spėjome porą minučių iki saulėlydžio. Mission successful. Šaunu. Einam. Wow. Pažiūrėkit, ką mes čia prieiname. Va, ką išmoksti technologijų pamokoj. Realiai technologijų pamokos vaibai. Nu, bet mes taip neišpjausydavom taip greit. Nu čia jau atkalęs. Na, tai kur važiuojam, Julija? Dabar į salo šiaurę. Taip. Paskutinė diena ir reikia pamatyti kažką dar per šitą karštį. Tai va, važiuojam kažkokią salytę pažiūrėti kietą. Hello. 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 Va, koks šiukšlynas. Viskas tai čia degina. Baisu. O dar ten kiek šiukšlių. Kokį mes čia šiukšlyną privažiavom. Va, kiek plastiko visur. Nu jo. Karvė.
Tada! Va tokia salat. Nu va, irgi atrodo kažkoks senas medis. Taip pat čia seni labai medžiai turėtų būti. Bet labai daug šiukšlių, tai nieko gero. Atvarėm į tą patį paplūdimį, kur vakar buvom. Nes daugiau nelabai kažką čia ir randu. Atėjom į tokį restoranėlį. Čia šeimos. Jo. Vaikas aptarnavo mus, paauglys. Žmonių nėra, bet geri atsiliepimai. Taip. Tai va, kainos irgi normalios, labai mažas. 100 000 už mano čikeną. Nu jo, pigiau negu pas mus. Pažiūrėsim, ką atneš. Va, pirmasis patiekalas. Papaja salotos. Davė pasidalinti indėlius. Toliau atkeliavo spring rollsai ir bulvytės. Jaučiu, sakiau, kad keptus ryžius atneštų, bet suprato, kaip keptas bulvytės tiesiog. Nieko tokio. Įdomu, už kiek už viską sumokėsim. Nu va, ir dar paskutinis patiekalas. Iš maisto komo. Visiškai. O, dar ryžius. O. Reikia. Turėsi padėti man su bulvytėm. Net taip suprato, karoči. Žodžiu, kainavo viskas 355 000. Mes ten tiek daug maisto tiek gavom, privalgėm. dar vienas žmogus pavalgė. Nu, žodžiu, ir davėm 50 000 jam arbatos. Tai jisai vos net nesusigraudino, žodžiu, toksai labai nustebo. laimingas buvo. Taip sako, this is for me? Toksai. Tai jo. Labai skanus maistas, Jo, dėl to aš žiauri. pagalvojau, kad tik Jo, arbatą. tai va, nes ir čia šeimos restoranas, vaikas aptarnavo, tipo padėjo. Jo, čia jie irgi. Tai va, tai ir šiaip, nu jo, labai skanu, net padėjo motorolerį išvaryti po to. Laimingas jis. Suteikiam laimės. Taip, o dabar važiuojam į kliniką Julijai žiūrėti kojos, o ne laimės. Nieko ten nebus. Papuolė Julija. Tegu pažiūrė. Jo. Jeigu bus kokie iš kažkokių draudimų. Nu. Nu, tai gavau iškart vaistų ir pasakymą, kaip gydyt, ar man žodžiu reikės ledo įdėti, ir dar gavau visus išrašus. Ir dar padarė ultragarso tyrimą, apžiūrėjo, tai man viskas čia gerai. Jo, ir čia kokį 2 minučių užtrukom realiai. Jo, nereikėjo nei lapų. Nu. Ir kiek kainavo iš vis 400? 500 000, jo. Jo, taip. A kur mocas? Aiva moc. O tokioj vietoj kaviniai. Gėrėm sultis. Nu kokias sultis, tai tu geriai kokteilinę, alkoholinę, aš geriau coconut coffee, jau vietnamietišką kavą. Nu taip. Nesultis. Apsi, niekur nėra čia tų. Jo, bet pažiūrėk, vietų kur. Nu, o, ir baseiniukas yra jų. Dar vienas aukštas viršų ir nėra žmonių tiesiog. Toks keistas. Tuščia.